Savo sandėliukui nutarėm įrengti liejamą dangą. Liejama danga jinai yra dažniausiai iš epoksido ir poliuretano. Šiam projektui naudojame poliuretaną. Ir galiu pasakyti, kad jau kiek padarius, jau matom tam tikrus dalykus, apie kuriuos informacijos nėra. Ir dėl to manau, kad šitas filmas bus įdomus. Įdomus jisai gali būti ir tiem, kurie galvoja savo lauko terasą ar balkoną dengti plytelėmis, kadangi čia kaip ir viename produkte yra gaunami keli rezultatai. Ir hidroizoliacija, ir tuo pačiu eksploatuojamas paviršius. Na ir žingsnis po žingsnio šitame filme instrukcijoje. Pamatas iš betono buvo išlietas prieš 10 mėnesių, rugpjūčio mėnesį, per žiemą laikytas uždengtas. Viduje padėti gipskartono profiliai, kurie mažiausiai tą drėgmę po to kondensuoja ir sulaiko. Bet vis tiek celofanas liečiasi su betonu ir tose vietose tai tikrai bus pilnai neišdžiūvę. Dėl to, kai saulėtas oras, reikėtų dar palaikyti dieną kitą, kad betonas pilnai pradžiūtų, paviršius ir betono drėgmė neturėtų viršyti 7 procentų. Gana neblogai atrodo. Matosi, kad kažkiek tai dar yra likusios drėgmės. Tai diena kita jinai turėtų išdžiovinti. Vienas iš tokių paprastų būdų patikrinti, ar pakankamai išdžiūvęs betonas, tai padėti gabaliuką celofano, užklijuoti ir jeigu tas celofanas ant jo kondensuojasi vanduo, tai reiškia betonas dar nepilnai išdžiūvęs. Ir taip pat po pagrindu vis dėlto geriau, kad būtų padėtas celofanas, kad į betoną neitų vanduo iš apačios, nes vis tiek, jeigu eis pakankamai daug vandens, tai ta hidroizoliacija ar poliuretaninė danga jinai gali atšokinėti. Jeigu betonas kiek nelygus, tai tada panaudot reikėtų diskinį šlifuoklį specialiai betonui su deimantiniais dantukais. O čia išlyginta ir užtrinta, dėl to pakanka naudoti šlifavimo popierių, 40 numerio. Daug patogiau su siurbliu, tada tų dulkių nebus. Ir būtinai išsiurbti, kad paviršius būtų be jokių dulkių. Stogo atramai įmontuosim strypą. Jis turėtų būti bent jau 15 cm nuo krašto. Čia bus 24 mm grąžtas skirtas betonui, o pats strypas bus 22 mm su viena poveržlė, kurios skylė 22 mm ir kita poveržlė platesnė, kad būtų didesnis plotas. Ir 2 veržlės. Po išgręžimo reikės išvalyti su šituo šepečiu arba galima panaudoti suspaustą orą ir tas dulkes iš tenais išpūsti ir inkarinė masė, kuri 2 komponentų yra, ją įspaudi į skylę ir dedi strypą ir jisai tenais laikysis dar geriau, nei jeigu būtų elementariai betonuotas. Pirmasis sluoksnis eina gruntas, kuris kažkur tai yra apie 100 gramų kvadratiniam metrui. Reikėtų atkreipti dėmesį, ar betonas yra su fibra, nes dabar daugelį betonų naudojama sustiprinimui
fibros pluoštas ir jisai, kai užtepam poliuretanu, sukyla ir tie plaušeliai yra jau po to sunkiai sutvarkomi. Nes jeigu žiūrėti su laku, tai po pirmo sluoksnio mes galim nušlifuoti ir tų plaušelių nelieka. Čia yra tokia guma ir nenušlifuosi, tenka pjaustyti. Iš kitos pusės šita fibra jinai sudaro tokį vientisą sluoksnį su poliuretanu ir tikrai jau nebeatplėšim. Tai jeigu viršuje naudosim pabarstukus, tai tada jau ir nesimatys tas fibros plaušeliai. Dabar yra dedamas antrasis sluoksnis. Pirmasis sluoksnis džiuvo kažkur tai apie 12 valandų. Sukietėjo ir ant jo jau galima netgi vaikščioti. Poliuretano sluoksnis atkartoja paviršių, dėl to paviršius turi būti lygus. Tada mes gausim lygų gražų sluoksnį. Aišku, galima pakeisti situaciją dedant pabarstukus, bet su pabarstukais bus sunkiau tą paviršių valyti, nes dabar būtent, aš manau, vienas iš tokių didesnių privalumų šito dengimo yra tai, kad šį paviršių bus labai paprasta prižiūrėti. Taip pat didelis šios dangos privalumas, kad galima prieiti prie įvairių sunkių detalių. Tai ar tai būtų kokios išeinančios komunikacijos, ar šitas tokio pobūdžio strypas, mes galim ir ant jo uždėti tą hidroizoliaciją ir bus jau toksai ir vientisas jungimasis. Ir atkreipkite dėmesį į burbuliukus, jie susidaro, kai poliuretanas nepatenka į mažas skylutes, greičiausiai slėgis iš tos pusės išpučia, po to jie susprogsta ir lieka skylutė. Manau, jog tai yra problema, kad ne viskas buvo tolygiai padengta su gruntu. Bet praeinam tuos burbuliukus. Ne tik tai, kad susprogdinam, bet dar ir įterpiam tenais vidun su teptuku poliuretano. Trečiasis, paskutinis sluoksnis yra apsauginis, pakankamai plonas. Dengiam, kai jau gerai išdžiūvęs yra poliuretanas, kai ant jo galima vaikščioti. Na, šis pirmas bandymas parodė, kad dengimas kaip alternatyva kitiem būdams lauke tikrai yra gera, patogi, greitai galima atlikti, turint pakankamai nedidelius įgūdžius. Ką tobulinčiau, tai skirčiau daugiau laiko betoninio paviršiaus apdirbimui, galbūt netgi ir jį glaistyčiau papildomai. Na, bet tai, ką naujo sužinosiu, bus galima surasti asa.lt straipsnėje, kurį įdėsiu į aprašymą ir kuriame taip pat bus įdėta ir patirtis po kažkiek laiko, kaip dirba šis paviršius, ar nėra jokių problemų. Na ir jeigu patiko, spauskite like. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, klausimus galite užduoti į komentarus. Sėkmės, iki.